Sveiki visi, mano vardas Valda ir aš dalyvauju 1 minutės video iššūkio programoje. Šiandienos tema – santykiai. Labai mėgstu santykius, labai mėgstu bendravimą su iš tų žmonių, kurie padeda naujiems žmonėms atėjus į draugų ratą pritapti, užburiu savo čiauškėjimų, kad nesijaustų vieniši. Draugams aš dažniausiai atiduodu visą savo nuoširdumą, pagalbą, visą savo širdį. Ir jeigu atsiranda toks žmogus, kuris įskaudina mane, aš taip pat nuoširdžiai ir pykstu. Dažniausiai jam kelio atgal į mano draugus jau nebebūna. Mano manymu, vyro ir žmonos arba tiesiog poros santykiuose, ypač ankstyvoje stadijoje, yra būtina išsiaiškinti santykius aistringai, emocionaliai. Ir nes taip pažinęs žmogų, tiesiog paliks gyventi su tuo grynuoliu iki senatvės, ar ne? Labai smagus dalykas. O kas liečia apskritai bendravimą su kitais žmonėmis, ar tai būtų kasininkė, ar tai vaikas, niurzgantė babutė, sesuo ar mama, visose santykiuose yra būtina pagarba. Tada turėsime gražų bendravimą, mokėsime gražiai pasakyti tiek pastabą, tiek pagyrą, ar ne? Ir kaip sakydavo Leopoldas, vaikai, gyvenkime draugiškai. Geros dienos visiems ir iki.